nuo sraigto. Taigi šiandien planuojamas skrydis iš Panevėžio iki Vilkijos, aplankant kelis dar smulkius aerodromus pakeliui, tada palei Nemuną apie 30 km, Nemuno vingiais ir trumpas nutūpimas Panemunėje. Iš Panemunės planas skristi tiesiai atgal į Panevėžį, taip pat aplankant dar kelis smulkius aerodromus ir galbūt su nusileidimais į juos. Dabar mane kiek taip, dabar mane girdėt. Dešinį miškelį lindo šaudyklai yra padaryta. Per prie žemės vėsiau negu viršuj, ne? Elektros stulpai šone, matai? Kameros ant tos stulpos sudėtos. Tik to? Ai, duolinės vien. Tadas. Į tą pusę filmuoju biškį. Pilnas, biokuras. Bet varom 120 ant žemės, nu, vienodai, 120. Nes šitoj upės slėny visas krantas toks kalnotesnis, o nuoj pusėj daug maž lygus. Keltas per Vilkiją, Jau turėtų veikti, man atrodo. vienoj pusėj stovi. Prieš kelis metus esu kėlęsis, važiavo aš Palangos šalis sako, bet to buvo keli persikį, pramogai, žinai, fan. Čia pataikytume, ką jau tą. Kaip tu galvoji? Įsileidžiu. Na, Ten toliau tai tikrai, kur taip eina vagos. čia tai važiuok nusileistum drąsiai. Kempina chebra. Miegas. Kelkitės. Tai geras viselis gyvena.
32 km dabar taip. Gerai, vaizdai gražus. Tinka. Ja, dabar. Ai, bet čia visur tos pievos yra va šone. Dešiniu, jeigu pavarytum. Blemba, bet temčių užsistumęs. Jie, visiškai dagai. Gal iškeriai. Minimalkės tenais pasilis. Ačiū užtvertus tos karvės. Link Ariogalos tas kitas aerodromas. Prie pat autostrados. Oi, atsigaus. Man atrodo kažkaip taip. Mes vieną kartą kažkaip panašiai atskridom. Faktas, kad į Baltarusiją nevarom. Visai dinga geras. Visai dinga geras. Nu jo, jam čia įdomu skraidyti. Aerodromą, aišku, randa pagal vėją malūnus, bet... Na taip, prie Kaliningrado tai pastoju traukčių tikriausiai. Tai dabar kiek čia taip laiką reikės daryti? 10 kilų, kol nutolsim. Aš dabar įsivaizduoju, kad mes varom, va per šitą mišką, čia va, turbūt, va čia va, kažkur. Aš taip bent įsivaizduoju. Nu jo, įdomu susidurti su tais trikdžiais. Keistas jausmas. Jau tą pradžią miškelę perskridom. Tai va čia va šitas laukas yra pagal mane. Mes žinai, kur esame, į viršų varyk pabiškį. Kairiau. Į apačią čiūčiut. Beveik miško vidury, va, kur tas kvadračiukas. Ne? Čiūčiut kairiau, man atrodo. Ne?
Kažkur tai jo. Nes važiuok, va tas... Ai, kelias, va. Matai laukas kvadratinis toksai. Va, ne, žiūrėk, ta užtvanka ir čia užtvanka. Va, pirma užtvanka, va čia ta artimesnė ir ta sekanti užtvanka. Bet. Tik kad jeigu nebus GPS, nerasim to aerodromo mes. Nu gal. Nes Susiorientuosi. įtarius labai mažas, žinai. Kursą turim jau kur skrista, paskui žiesi pagal betoną. Ta Z raidė niekaip nenori prilipti, vėl plyšti. Tai va, dabar pirma užtvanka. Kur ta antra dinga? Nu, ties Magdę tikrai susiorientuosim. Jo, tai mums reikia nedaskrist Magnės. Nu, tai miškus visus, kaip praskrysim, ten prie paskutinio miško. Šita užtvanka, kur ta? Ant to žemėlapio nerodo tos kitos užtvankos. Nu, tai jau paskutinis miškelis, kai bus, matysim magistralį ir jau miško reikia nepraskrist. Ieškosim. O, atsigavo. Taigi šiandien apskridome 250 km, skrydžio laikas nepilnos 3 valandos.